Labą dieną, bičiuliai. Kol atpūškavau ligi bityno, teko biškutį ir suprakaituoti. Sniego, kaip matote, visur va tiek. Tikrai prisnigo, unikalaus sniego. Nė vienos snaigės vienodos, kaip sako, nėra ir šiuo metu biškutis sninga. Taigi, atėjau į bityną, biškutis, sakykim, taip sunerimau, nes kadangi tai buvo šitas penktadienis, biškutis jisai mane, beje, šiandien yra sausio 11, tai penktadienis, sakykim, šiandien yra sekmadienis, tai va penktadienis mane biškutis sukėlė biškutį abejonių, ką reikia užeiti į bityną, nes vis tik toks, sakykim, didžiulis vėjas ir šaltas jau senai, aš ir pamenu. Tiesiog buvo ir bitutėm ką veikti, atlaikyti šitą tokį kaip ir cikloną, šaltą orą, net ir namuose jutau į katilo temperatūrą, turėjau pakelti net lygiai 80, tai dar kambariuose nelabai buvo šalta. O ką čia šnekėti apie bitukės, vargšikės aviliukuose, tai izoliuotos sėdi, bet tikėkimės, viskas gerai, mes biškutį paskiau pasiklausysime. Aš prieš savaitę su termokamera, jas čia biškutį visas peržiūrėjau ir viskas buvo liuks. Bet šiuo metu sukilo man abejonių, kad vis tik, jeigu dar toks šaltis ir toks vėjas, tai šiaip reiks, ne kažką ir pagelbėsiu. Vienas pagelbėjimas, tai tiesiog imti avilį ir išvežti, bet kad kažkur, savo atžvilgiu, jeigu labai tikrai prasidės dideli šalčiai ir vėjas, tai tiesiog pakelsiu čia kažkur kaip kamerą, kažkokį sniego tokį, sakykim, kalniuką, kad biškutį vėjas prapūstų. Bet vat matote, ant avilių kepurės kaip reikiant, tai nejudės iš tiesų ir kepurės irgi laiko šilumą. Tai va, dar prie avilių visur čia buvau prieš tai uždėjęs eglišakius, dabar neseniai irgi buvau užėjęs, visur pataisiau, vat kaip matote, ant visų aviliukų yra eglišakiai. Jie to pačiu kaip ir apsaugo, sakykim, grinai neužkemša landos. Antras dalykas, paprasčiausiai zylikės, ne taip paprasta, jom čia praeiti, šiaip nesimato čia nei jokio pėdsako aplamai, nei jokio pėdsako, nei išskyrus pėdsakai, čia kažkaip nieks nesivaikšto. Ką čia dar norėjau pasakyti, tai teisingai, kas liečia dabar, sakykim, maisto atsargas. Aš tikrai lyg tai pasirūpinau maisto atsargomis, bet kaip ir visą laiką tu niekados negali žinoti, palyginti. Gruodis buvo šiltas, lapkritis šiltas, va čia tik sausis. Iš tiesų, kai buvo šiltas oras, bitelės, šiaip maisto atsargas tikrai jos buvo judrios ir reikia spėti, kad tai gan intensyviai jas naudojo. Ir įdomu, kiek jom te liko, bet šiandien tikrai neatidarysiu, dar per anksti, aš to tikiu. Manau, kad pažiūrėjau dar už geros 10 dienelių, lyg tai prašau, bus šiltesnis oras, tada tikrai atvyksiu į bityną ir galbūt jau patikrinsiu, kiek tom bitelėm liko maisto atsargų, katrose vietose jos čia sėdi. O dabar ką? Nešuos kamerą ir bandysime pasiklausyti. Seni kaulai. Šiaip nepatogiai. Ir tipą priglaudi ausį ir biškutį stuktelti. Jo, toksai lengvas bitelių biškutį
krustelėms toksai garsiuks pakyla ir nutyla. Nežinau, gaila, man pasirodo nepavyks jums to perduoti. Va, čia šitas dabar, sakykime. Girdėti be stuktelėjimo, tik tai reikia gerai ausį pridėti, taip va ir čia patikrysiu. Ojojoj, šiaip toks tolygus ūžimas, nu lyg dar nepleksi, einam tada prie tokių patikimesnių šeimų, nors čia patikimos Karnikos šeiminėlės. Einu prie šitų šiluvietiškų. Tos irgi palyginti protingai maistą. Gal iš čia jums paliksiu. Aš tiesiog, aišku, jūs negirdėsit. Labai gaila. Bet aš čia tikrinos ir apie tai papasakosiu, apie skaitos tą ūžimą. Toksai turi būti. Šiaip reikia gerai priglausti. Jo, šiaip labai geras, bet tipo tu lyg ramybė ir kai stuktelni biškutį, toksai gražus balsiukas. Nu, taip dar pažiūrim šičia. Nu, gal mikrofonas netyčia ir blet vėjas, tai čia vargiai kas, bet esmė yra. Jo, pasiklausai yra, garselis yra. Čia nes svarbiausia, kad nekalentų. Jo, gražiai. Gražiai. Tai čia su tais viskas aišku. Lemba tos italės, kaip visą laiką mani. Italės. Su juom amžini cirkai. Jau, kai žiūrit mano video, atkreipė dėmesį, kad su juom visą laiką kažkas nenumatyta. Geras garsas. O čia nežinau. Aš pabandysiu gal. Taip ramiai priklaudė ausį, klausais. Jau girdi tokį bendrą toną gaudimo ir biškutį. Ot blemba. Ko aš čia su tom? Ojojoj. Ko aš čia su jom negerai? Negirdžiu, žinokit. Ne, va taip nesinori kelti avilio. Dar. Yra, bet galbūt jos kažkur toliau nubėgusios. Net nesinori. Klaida šiaip aišku, tiek atkiek. Šiaip čia blogai. Matot, čia biškutė šiaip pats žiupliukas. Pridirbu. Ai ne, betutės, nu trumpai, va. Betukės viskas gerai, bet nešaldys. Leka, kad tiek atidariau. Ar turi tų atsargų? Nu, turi turėti, va taip yra. Vis tik čia dar šone yra vilys.
Žodžiu, tuos iš vis šmauja. Nu dar pasiklausysiu kaip laukinukės. Bet šiaip jau galiu iš tiesų pasakyti, kad vis tik reiks po dviejų, jau tiesiog jau matau dabar galiu pasakyti, kad iš tiesų teks po savaitėlės dviejų užeiti, pasižiūrėti tikrai ir patikrinti, kiek liko tų maisto atsargų. Nu dabar laukinukės. Gražus dusgėjimas. Jo, toksai bumbiškutį švelniai sukyla. Viskas gerai. Viskas gerai. Lemba, tą gaudėsi, galėčiau įrašyti aš jum, bet jūs ir taip suprantat, jūs ištikimi. Mano žiūrovai, tai jūs viską žinote. Tai žodžiu būtų tiek iš bityno, jau biškutį va viskas. Sniegas sušalo. Tai va, bitutės palyginti gyvoja, bet kaip sakau, faktiškai po 10 dienelių atšilus orui tikrai ateisiu jas patikrinti kaip maisto atsargos, kad nepražiopulėti, gal kad atsitiktų taip, kad paskiau, kaip pasakyti, per mano klaidą eilinę, kad neprarasti bičių šeimelės vienos kitos, ar tiesiog taip nebus, kad visom pritrūks maisto, bet va, visko gali būti. O, taip, tai būtų šiandien tiek iš šitų sėkmingo šių metų naujo bitininkavimo sezono. Ačiū, kad žiūrėjote ir viso gero.